Dėkojame ponui Jonui Talmantui ir sveikinimo žodį dar kviečiu tarti ūkininką Jurgį Pažėrą. Labą dieną visi gerbiami svečiai, ūkininkai, net ir visi piemenys, nes šiandien sekmenys, taip pat ir piemenų šventį. Labai malonu iš čia linksmus matyti susirinkusius ir gana gausiai. Ir tikrai norisi tikėti, kad šitą sekmenių šventį taps tvirta tradicija. O aš, čia mane kaip rėmėja kažkokį pristatį. Šiaip jau nesulaukėme jokios pagalbos iš tų pieninių monarchų, visų ten jie dejuoja savo tais vos nelgetom tapę, jau baigėsi tai jų klerkų kelionės po Meksikas visokias, Tunisus net ir taip toliau. Netgi turiu naujausią naujieną, kad netgi pinigus tuos 25 ar 30 centų nuo birželio jie jau visiems mokės į knygutės, jeigu tais, kurie turim. Taip, kad jiems pritrūko pinigų, reiškia pinigų išgryninimų banke. Tai. O šiaip niekada jie su mumis nesidalino atvirą dūšį ir niekada nesidalins. Ir nemanau, kad reikia ten prie jos keliais vaikščioti. Dėkui ministrui, kad jis išleido tą džiną iš butelio ir mano supratimu, tai pirmas pradėjo su šaukštu kas duobę. Reiškia tom monopolijom. Nu, čia jūsų pakankamai daug, manau, kad prisijungsit irgi. Džiugią žinią galiu pasakyti tai, kad tikrai liberalizuojama prekyba pieno produktais Kauno mieste. Paklausa yra milžiniška, reikia tik jūsų iniciatyvos, noro ir nusiteikimų. Dar kartą visus su sekminėm. Dievas tikrai nepagailėjo gero oro. Norisi, kad jums nepagailėtų ir geros nuotaikos. Ačiū. Dėkojam ponui Pažėrai. Aš taip pat noriu visiems priminti, kad renginio pagrindinis organizatorius yra Prienų rajono žemdirbių visuomeninės organizacijos. Renginio partneriai Veiverių seniūnija, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras ir Skriaudžių buities muziejus. Renginio rėmėjai, be kurių šitas renginys tikrai nebūtų pavykęs. Tai Žemės ūkio kooperatyvas Lietuviškas pienas, akcinė bendrovė Litagra, DNB Nord bankas, uždaroji akcinė bendrovė Delaval, uždaroji akcinė bendrovė Konekesko Lietuva, Žemės ūkio bendrovė Krekenavos mėsa, Prienų taupa, Kredito unija, Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, Prienų rajono savivaldybė, akcinė bendrovė Pieno žvaigždės ir Jurgio Pažėros pieno ūkis. Taip pat šiandieną matėte garbingus svečius, bet tų svečių, kurie nekalbėjo, yra ir daugiau. Tai Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Vaidogas, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius Saulius Silickas, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Juozas Krikštolaitis, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius Vilmantas Stovenskas, uždarosios akcinės bendrovės Konekesko Lietuva pardavimų vadybininkas Liutauras Naudžius, bei partijos Tvarka ir teisingumas pirmininkas Vytautas Kamblevičius. Na, o dabar matau, šalia scenos laukia apdovanojimai ir ko gero sužinosime, kasgi šiandieną tapo geriausia šeimininkė. Susirinkusi solidi komisija įvertino sūrius ir skyrė vietas. Trečią vietą pagal skaniausio sūrio konkurse sekminių šventėje dalyvavimą ir laimėjimą skirsime Nijolei Litvaitienei. Prašome.
Antrąją vietą skaniausio sūrio konkurse Sekminių šventėje skirsime Birutei Kazakevičienei. Labai gerai. O, matos. Pirmąją vietą skaniausio sūrio konkurse Sekminių šventėje skirsime Linai Pažėrieniai. Prašau. Pieno puodynį, kad ir būtų to pieno. Toliau dalyvavusiems skirsime padėkos raštus. Vilijai Grėbliauskienei, jaunosios sūrio pavadinimas taip vadinosi. Prašome apdovanojimą. Jūratė Naujokienė. Daivai Mikalavičienė. Nėra. Jurgiui Pažėrai už emigrantų suspaustą kietą kaip uola sūrį. Eugenija Ramanauskienė. Egidija Cikanavičienė. Apdovanojimo noriu labai pagirti Gražinos Naujalienės saldžioji porelė, kuri neš ir paragaus ir gal ir nešioja, paragausit, įvertinsit ir tikrai nustatysit, ar ta saldžioji porelė tikrai skanus ir ten ir vyras, ir moteris, ir vaikučiai. Nebent jau kas tik tai apragavo ir nebeliko tos dalies. Na kągi, apdovanojimų ceremonija baigta. Taip pat noriu dar atsiprašyti, kad į sceną nepakviečiau, bet žodį nori tarti Vytautas Kamblevičius. Pasitikime aplodismentais.
Labą dieną, mėly šio krašto žmonės, mėly organizatoriai, gerbiami svečiai,